Sveiki. Šitas šauktukas reiškia tokį disclaimerį iš tikrųjų, kad viską, ką aš čia dabar kalbėsiu, nepriimkite labai rimtai. Jūs nepriimkite labai rimtai, nes buvo iš tikrųjų labai prezentacijų, tačiau maniškiai yra tokie, na, for fun, sakykime. Kas labai supyksta, nepykite ant manęs. Pradžioje aš turbūt prisistatysiu apie save. Aš esu Vytautas. Duonai užsidirbu organizuodamas vieną kino festivalį, esu Vilnietis nuo pat prigimimo ir šitą jums sakau dėl to, kad nieko neturiu bendro su Kaunu. Dėl to esu objektyvus. Taigi iš tikrųjų aš šiandien kalbėsiu apie Kauną. Antras Lietuvos miestas, krepšinio sostinė, laikinoji sostinė. Kaip tik tai galima pavadinti Kauną iš tikrųjų? Tiek daug vardų, tačiau žiūrėkit, Vilnius sostinė, Klaipėda uostas, Palanga kurortas, o Kaunas atrodo tiek daug veidų, tačiau lyg kažkaip tai vieno tokio apibrėžimo nėra. Galima kalbėti laikinoji sostinė, Danielius Donskis, Laisvės alėja, fainumas visas, Konrado kavinė, kas be ko, tarpukaris, Smetona, jo ūsai. Na žinot, suprantat, romantiški pasivaikščiojimai. Valio. Žinoma, Kaunas yra ne vien tik tai. Kai kiti mato Kauną kaip krepšinio sostinę. Sabas Džins čia beje parašyta, jeigu kas nemato. Kaune gimė mūsų tiek daug gerų krepšininkų. Kaune mes iškovojom antrą krepšinio čempionatą 39 metais. Kaune yra sporto halė. Dar stovi, kiek žinau. Kaunas yra iš tikrųjų ir krepšinio miestas Lietuvos. Šito niekas nepaneigs. Kiti Kauną mato, žinoma, kaip sportiniai kostiumai, Kauno Žalgiris, greiti automobiliai, tradicinė turkiška virtuvė. Nenuneiksime to, dažnai Kaunas yra ir taip pristatomas tam tikrose sluoksnėse. Tačiau man asmeniškai Kaunas iš tikrųjų yra miestas su charakteriu. Aš ten nesu dažnas svečias, tačiau kai aš tenai nuvažiuoju, aš vis atrandu kažką naujo. Kaunas nėra šiaip antras Lietuvos miestas, Kaunas yra kažkas daugiau. Kaunas turi tokį charakterį, bet jį reikia atrasti. Kaip ir pažinti žmogų užtrunka laiko, taip ir Kauną atrasti taip pat. Kaunas, nuostabus miestas. Tiek daug įvairiausių apibūdinimų, tiek jau daug pasakiau iš tikrųjų. Tačiau man asmeniškai, jeigu apibūdinti Kauną reikėtų 3 žodžiais, tai yra Kaunas yra meilės miestas. Aš papasakosiu, kodėl taip yra, tačiau čia yra meilės miesto herbas. Kaip matote, tas spalvingumas visas, kuris yra ant šito stumbro, tai rodo tą visą Kauno daugelypiškumą, apie kurį aš jau jums pasakojau šiandien. Ta širdelė virš jo galvos, tai yra meilė, kas be ko pats nuostabiausias jausmas, kokį mes galime jausti. Ir tas smailas yra geros emocijos. Kodėl Kaunas meilės miestas? Kiek yra miestų pasaulyje, kur pagrindinė gatvė yra pėsčiųjų alėja? Kitaip tariant, puikiai vieta romantiškiam pasivaikščiojimam su jūsų antrąja puse. Ir kas yra tos gatvės pabaigoje? Soboras, bažnyčia, kurioje galima įforminti savo jausmus. Meilės miestas, ar ne? Santaka, kaip du mylintis žmonės, kai būna. Jų jausmai, jų mintis, jų išgyvenimai susilieja į vieną. Taip ir 2 didžiausias Lietuvos upės susilieja kur? Kaune. Sutapimas? Nemanau. Meilės miestas. Pažiūrėkime į žemėlapį. Rytuose Vilnius, vakaruose Klaipėda, šiaurėje Šiauliai, Panevėžys, pietuose Alytus, kur Kaunas, centre. Kiti sako Lietuvos širdis. Širdis yra kieno simbolis? Meilės. Sutapimas? Ne. Meilės miestas. Kaip gimė šitą visą idėją iš tiesų? Praėjusią vasarą dalyvavau savo gero bičiulio iš Kauno bernvakaryje. Buvo labai linksma, iš tikrųjų laiką leidome linksmai, ne Kaune, bent jau pradžioje, bet kažkaip tai pradėjome kalbėti apie meilę. Beje, tarp kitko, vienas įdomus dalykas apie bernvakarius ir mergvakarius. Pastebėjote, kad kai būna mergvakariai, moteris dažniausiai džiaugiasi savo drauge, kuri veda ir daug labai džiaugsmo, būna šiek tiek pavydo, bet būna džiugu. Kai vyrai švenčia bernvakarį, liūdi chebra čia parašyta.
Dažniausiai 9 atvejai iš 10, kad bus kažkokios laidotuvės ar kažkas. Taigi, bernvakarį mes šiandien tikrai linksmai ir kadangi aš buvau vienas tik iš kelių Vilniečių, mes žinoma pradėjome tą tokią tikrai geraširdišką ir nepiktą diskusiją. Kaunas Vilnius, Imbrasas Šustauskas, Kauno Arena, Nacionalinis stadionas, na visi tie reikalai, kurie būna dažniausiai. Ir kažkas tai pasakė frazę Kaunas meilės miestas, jinai man taip užstrigo ir mes su draugais iš lūpų į lūpas, pusę metų, draugų ratai, bendradarbiai, Facebookas. 250 milijonų vartotojų, iš jų 400 000 lietuvių. Puikia erdvė reikštis iš tikrųjų. Marketinginiai bet kuriai idėjai, socialiniam kokiam nors tikslam ar bet kam. Nemokama, visiškai nemokama. Todėl gimė Kaunas meilės miestas fanpage'as, kuris iš pat pradžių buvo... Taip, pečia kučia. Šiandien šitas fanpage'as buvo sukurtas ir galvojau, kad 100 bus narių, tačiau per 20 dienų mes turime jau, sakau mes, nes mes prižiūrime 5 tą puslapį, 1300 fanų. Ką aš noriu pasakyti, kad įvairiausiose socialiniuose tinkluose, bet kurį socialinį tinklą išnaudojant, galima visiškai be jokių lėšų, visiškai beveik be jokių pastangų, išnaudojant juos pasiekti labai didelės masės žmonių, visiškai nemokamai. Meilė, Kaunas, meilės miestas. Kodėl Kaunas save pozicionuoja kaip miestą, kuriame galima gyventi? Tai turi neigiamą atspalvį. Dažnai mes lietuviai iš tikrųjų viską žiūrime tai pakankamai neigiamai, su pykčiu, nepasitikėjimu. Kur meilė, kur džiaugsmas, kur laimė, kur šypsenos? Kodėl to nėra? Kodėl mes turime... Kodėl mes negalime tiesiog mylėti? Mylėti iš pradžių miestą, po to gal ką nors kitą. Ačiū uždėmesi, Kaunas meilės miestas.